Manau, kad būtų kebabas. Šitos studijos toks miksas daug dalykų, viskas sudėta į vieną ir patogų paketą tokį. Galima padaryti sveiką kebabą, nedėti kokių padažų, dėti daugiau daržovių ir viską galima paversti geru. Mūsų studijų programai kuriame algoritmus, filtrus, kuriam prietaisus, tokius kaip temperatūros matuokliai, kuriam tos prietaisus, kurias naudoja klinikose, kai jūs tyria. Technologijų vystymasis ir tobulinimas padeda mums anksčiau aptikti ligas, jas lengviau suvaldyti ir padeda išvengti didesnių komplikacijų. Kuriant tos prietaisus, reikia išsiaiškinti, ar jie gerai veikia, ar jie tinkami naudoti, ar pacientai jas priims. Todėl ta tyrimų sritis irgi yra labai aktuali ir dauguma žmonių pabaigę magistrą dažnai eina doktorantūrą. Išmokė šitos studijos pasižiūrėti kažkokią tais techninę problemą iš žmogiškesnės pusės. Kadangi kuriami prietaisai žmonėms, kartais atrodo viskas labai paprasta ir suprantama, bet tada duodi kokiam nors pacientui, kuris gal net technologijų nėra jokių lietęs, tai iš karto turi pasižiūrėti, ar tai tikrai suvokiama, ar bet kas galės naudoti, ar bus patogu, ar negąsdins to žmogaus. Mūsų darbas reikalingas žmonėms, kadangi jiems sutrumpina laiką klinikose, bet ir padeda prailginti savo gyvenimo laiką.